Likus 15 minučių iki mano čekino uždarimo pavyko gauti dokumentą, kurio man taip trūko. Buvau žiauriai happy jau link savo vartų ir jau skridau į Korėją. Ten susiradau, kaip nuvykti iki hostelio, tai radau autobusą, kainavo 17 000 vonų ir važiavau. Labas rytas iš Korėjos, vakar atvažiavau, buvo labai vėlu, tai šiandien jau kita diena, šiandien šeštadienis, tai dar pabūsiu iki antradienio ir tada šausim į kitą šalį. Tai jo, šiandien tokie planai, kad reikia pasiimti autobuso kortelę, kad galėčiau važinėtis, kažkur nusipirkti, bandysiu. O jo, ir tada žiūrėsiu, kur galiu eiti, kur važiuoti, kur ką aplankyti, ką esu pasidaręs. Barys tai visai nebloga, žinokit. Įėjus į kambarį, ten reikia palikti batus. Už manęs vonia, čia staliukas, veidrodis, televizorius, kondicionierius, pasikabinti drabužiam, lovytė ir dušas. Tualetas. Viskas, ko reikia, žodžiu. Eisiu pirktis autobuso kortelę ir varysiu į miestą. Tai pasiėmiau autobuso kortelę. Biškį nesusišnekėjom ten, bet nieko. Pasirodo, iš kortelę gali mokėti kortelę, bet jeigu nori ją papildyti, reikia pinigų. Tai jau nusiimti. Bankomatas ten irgi biškį kvailiojo, tai nieko. Gavau kortelę. Look, how cute. Tai einu dabar į stotelę ir važiuosiu iki Starfield Library, man atrodo. Tai pasižiūrėsiu, kas ten įdomaus. Sugalvojau, kad važiuosiu į tolimesnės vietas, o paskutinės dienas pasiliksiu arčiau, kad nereikėtų važinėti. What did I do wrong? Ką tik išlipau iš autobuso, tai šiaip žiauriai gražu čia. Kas man patinka, tai nežinau, oras tikriausiai. Saulė šviečia, bet nėra karšta ir laukia nėra vėsu, bet nėra taip vėsu. Tai realiai po megztiniu žiauriai gerai. Tai dabar einu ieškoti library ar kažkur. Šiaip čia kažkas. Daug statybų matau vyksta. Rekonstrukcijų. Tai nežinau. Ką tik atėjau Gangnam Style. Žmogus šokinėja ten. Open Gangnam Style. Radau biblioteką. Einame vidų. Jau esu library. Bibliotekų žiauriai daug visko. Šiaip tai žmonių daug. Šiaip gražu didelė biblioteka. Čia viena iš populiaresnių vietų fotografuotis, tai labai daug žmonių užsilipa ant tų laiptų ir apačioje ten laukia tiesiog daug žmonių ir juos fotkina. Tai realiai leidžiasi žiauriai daug, kokie 10 sustoja mane pyškina, bet nieko tokio. Tai eidamais ieškoti, kur pavalgyti, pamačiau, kad šitas prekybcentris turi akvariumą, tai sugalvojau nueiti, nusipirkau bilietą. Akvariumas žiauriai didelis, labai patiko, turėjo daug įvairių rūšių vandens gyvūnų. Buvo ir undinėlės pasirodymas, kurį pamatysite vėliau. Taip, šitas akvariumas turėjo daugiausiai ryklių Korėjoje, tai buvo vienas iš didesnių. Man atrodo, buvo dar vienas didesnis Korėjoje, bet jau kažkur reikėjo toliau važiuoti, tai pasilikau ties šituo. Jeigu esate Korėjoje ir šitam prekybcentry, labai patiko, tikrai rekomenduoju eiti į šitą akvariumą. Viską apžiūrėjęs, jau pavalgyti ir važiavau į kitą vietą. Pabaigiau apžiūrėti visą library, visą prekybcentrį, tai nežinau, dabar yra 3 valandos. Tai prisidariau fotkių, eisiu link autobuso, kažkur važiuosiu kitur. Ir žiauriai pasiklydau, norėjau, kai sakiau, eisiu pusryčių valgyti, tai nežinau, po kokios valandos su pusė tik norėjau valgyti, nes praleidau vieną restoraną, sakau, gal rasiu kažką. Tai paskui neberadau kur eiti, tai nestojo didumo, kad žiauru. O šiaip plaukia žiauriai faina, ruduo, medžiai gražus. Kažkas čia vyksta dar. Eisiu ieškoti savo stotelės.
Išėjau ką tik iš hostelio, einu iki Design Plaza, man atrodo, pasako pavadinimas. Nežinau, kas ten bus, tai šiandien eisiu, pažiūrėsiu kaip vakare atrodo ir naisiu rytoj pažiūrėti kaip diena atrodo, nes ten bilietą gali nusipirkti, eiti vidų, kaip supratau, ar kažkas panašaus. Pasiekiau kelionės tikslą, čia, ką žinau, užtrukau 3 minutės ateiti nuo savo hotelio. Tai žiauriai didelis pastatas. Kiauros sienos. Man atrodo, dar galiu į vidų įeiti, bet už pusvalandžio užsidaro, tai nežinau ką daryti. Arba eisiu, arba neisiu. Žiūrėsim. Žmonių yra nemažai. Pilnati, žinokit. Įėjau vidų. Bileto be bileto. Apsižiūrėjau realiai parodos, kaip čia, man atrodo, vyko parodos, tai viskas uždaryta. Bet kas buvo, tas buvo, bet jo. Tai laukiu lifto ir varysiu į apačią atgal. Labas rytas, šiandien sekmadienis, beveik 10 val. Ryto, tai sugalvojau, kad reikia vėl kažkur varyti. Tai važiuosiu į pasižymėtas vietas, tai bus, man atrodo, 1 pelas ir 2 pelas. Įlekiu į autobusą dabar, nes kiek tolėliau realiai eiti. Tai rytas ramus. Jau atvažiavau iki Pelas. Tai va priešais mane yra. Dar už jos ten kalnai yra, žiauriai gražiai atrodo. Tuoj parodysiu. Jo žiauriai gražiai atrodo. Prie įėjimo nemažai žmonių matau. Nusipirkau bilietą. Bilietas kainavo, man atrodo, 3000 vonų. Tai čia nėra labai daug. Tai va, už manęs šitą Pelas. Šiaip čia vietos nemažai yra. Žemėlapis didelis. Tai eisiu dar visas kitas vietas. Kas patinka, kad man atrodo bilietas nemokamas, jeigu apsirengi gal drabužiais. Ar pigesnis, nežinau. Bet man atrodo, kad nemokamas. Tai nemažai žmonių irgi yra apsirengusių, žiauriai cool atrodo. Ir ten už manęs, kur yra va šitas, tai galima įeiti į vidų, užlipti laiptais, tai bandysiu ten kažkaip daryti. Tai žiauriai gražiai atrodo. Kartais vaikštau, negaliu patikėti, kad kažkur išvažiavau ir atvažiavau. Ir kaip čia viskas prasidėjo nuo Australijos, tai realiai awesome. Galvojau eiti kažkur pasivaikščioti, tai nelabai skubėjau, ėjau labai lėtai, viską apžiūrėdamas, ėjau nuo vieno galo, kad baigti kitame, kur galėjau, ten ėjau. Patiko, tikrai yra labai gražu, skirtinga, rekomenduoju. Kvepia rudenėlių, žinokit. Bet kaip gražu, jūs neįsivaizduojat. Per kamerą taip nesimato, turbūt kaip akyse. Belė, ką žinokit. Kur biškį nuklydau, tai einu vėl į pagrindinį kelią. Aš kaip visada su savo tais nuklydimais. Nemes kelio dėl tą kelio, tai aš atvirkščiai. Už manęs yra čia išėjimas. Žiūriu, daug žmonių eina, galvoju, ten kažkur galima nueiti, nes ten vartai mačiau kažkas yra. O pasirodo ten išėjimas. Išėjau, žodžiu. Galvoju, what the fuck, į gatvę išėjau. Pareinu atgal. Paklausiu, ar čia išėjimas, sako jo. Tada sakau, galiu atgal įeiti, nes maniau, kad ten dar kažkas yra. Sako, gerai, gali įeiti, pasižiūrėjo bilietą, kada pirktas ir viskas. Ups. Tai čia ta, kur galima įeiti, bet pasirodo, čia yra turai. Ir kitas 2 valandą. Kadangi turą nebenuėjau, nes jau buvo 11:30 dienos, tai dar kartą viską apžiūrėjau prieš išeidamas ir jau važiavau į kitą vietą.
Išėjau iš Peloso, tai dabar laukiu autobuso, važiuosiu į kitą vietą, kur noriu. Čia yra šalia, kažką pardavinėjo maistą, nusipirkau tokį blyną, nežinau, kas čia toks. Saldus, skanus. Čia gal cinamoninis, neblogas. Blynas. Dabar esu Buckshon Hannock Village, tai čia šitos kaip kaimelis yra išsaugota netgi 900 namų. Jie buvo naudojami aukšto rango pareigūnams Joseon dinastijos laikais, ten jie gyveno. Dabar jie naudojami yra kaip muziejai, tokie kaip svečių namai, arbatos namai, tai tikrai gražu, verta pamatyti. Gražus villages. Labai čia gražiai tie namai atrodo. Parodysiu vaizdų. Atėjau suvenyrų. Ką tik pavalgiau convenient store ramenų. Dirba 24 valandas per parą. Tai pamatysite Instagrame arba TikTok'e. O dabar einu namo. Truputį pailsėsiu, pasikrausiu telefoną. Gal vakare vėl kažkur eisiu. 7 vakaro grįžau apie 3 gal. Grįžau telefoną krautis, nes beveik buvo išsikrovę. Tai per tą laiką biškį nusnaudžiau. O šiaip parodysiu volą, ką nusipirkau. Pirmas dalykas, ką nupirkau, yra magnetukas. Sau pin. Ir paskutinis dalykas, ką nusipirkau, tai nusipirkau chopstickus. That's it. Šiaip nežinau, ką daryti šiandieną, nes šiandien paskutinė diena. Realiai, ką norėjau, viską beveik aplankiau. Galvoju važiuoti iki Seoul Foresto. Tokią paprastesnę dieną pasidaryti. Tai važiuosiu gal šiaip pasivaikščioti, tada irgi pasivaikščioti, nežinau. Dienos planų neturiu tokių sudėtų, bet kažką žiūrėsim. Tai labas rytas. Žiūrėjau per skenerį, kad yra mano skrydžio, kuris skristų į Japoniją. Tokią valandą, kurią aš turėčiau skristi, tai žodžiu važiuosiu anksčiau į oro uostą pasižiūrėti, ar yra toks skrydis, nes kiek žiūrėjau skrenda, bet skrenda arba anksčiau, arba rytoj. Suprant, nes visus skrydžius, kiek skridau, tai rodė per skenerį, o dabar nerodo. Rodo, kad jis skris anksčiau, tai gal perkelia laiką, bet aš jokios žinutės negavau. Tai nežinau, ar važiuosiu anksčiau į oro uostą pasižiūrėti viską. Žinokit, viskas buvo gerai, viską radau, skrydis yra neatšauktas. Sėdžiu, kraunu su telefonu dabar, prisiunčiau ką tik serialą dar pažiūrėti skrendant ir manau susitiksim Japonijoje. Laukiu. Jo, gavau bilietą, viskas tvarkoju. Matysim Japonijoje.